Valytė ir dingusios lelijos. Žalioje, nendrėmis apaugusioje baloje gyveno varlytė Valytė. Ji buvo kitokia nei visos kitos varlės, turėjo geltonus, garbanotus plaukus ir labai mėgo tyrinėti pasaulį. Kiekvieną rytą ji patikrindavo, ar nendrė šlama taip kaip vakar, ar visos lelijos savo vietose, ar balos pakraščiuose nenutiko nieko naujo. Tačiau tą rytą viskas buvo kitaip. Ta rytą Valytė pabudo anksčiau nei įprastai, susišukavo savo garbanotus plaukus, pavalgė musyčių košės ir nuskubėjo prie vandens daryti įprasto patikrinimo. Šoktelėjo prie vandens ir jau ketino skaičiuoti lelijas, kai sustingo. Baloje nebuvo nei vienos lelijos, nei vienos. Valytė net sumirksėjo kelis kartus, gal jis sapnuoja, bet bala buvo tuščia. Tik ratilai lengvai bangavo. Kva, kur pradingo mano lelijos? Garsiai mąstė Valytė. Kaip tik tuo metu ant didžiojo balos akmens lėtai slinko sraigė Sigutė. Valytė prišoko arčiau ir paklausė. Sigute, kva, gal tu žinai, kas nutiko mano lelijoms? Kodėl jos kva pradingo? Sigutė pakėlė galvą, lėtai sumirksėjo ir tarė. Anksti ryte mačiau šešėlį su dideliu maišu. Jis slinko pro tavo balą ir galiausiai pranyko takelyje, vedančiame į laukymę. Man tai pasirodė labai keista. Ačiū, kva, Sigute, sušuko varlytė ir nušokavo takeliu link laukymės. Ji žinojo, jog ten visada būdavo jos geriausias draugas gandras Gudrutis. Jis buvo ypatingas gandras, nes buvo vegetaras. Varles mylėjo kaip draugus, o ne kaip pietus. Gudrutė, mano lelijos dingo, sušuko Valytė, vos pamačiusi bičiulį. Gal tu ką nors kva pastebėjai? Gandras pakėlė snapą ir tarė. Vos atskridęs pastebėjau didelius pėdsakus, labai didelius ir gilius pėdsakus. Kažkas nešė sunkų maišą, jie veda į dumblynę. Valytė padėkojo draugui ir nuskubėjo toliau. Kelias iki dumblynės nebuvo lengvas, reikėjo peršokti 3 duobes, pralysti pro tankes nendres ir apeiti didžiulę miegančią žuvį. Bet Valytė nepasidavė. Ji šokavo, lindo ir sėlino taip vikriai, kad net vėjas nespėjo paskui. Pagaliau dumblynė atsidengė prieš jos akis, tamsesnė, ramesnė, apaugusi samanomis. O prie pat vandens stovėjo dumblinis Donas. Šalia jo gulėjo didelis rudas maišas. Dumblingame vandenyje plūduriavo lelijos, pavargusios, bet vis dar gražios. Valytė prišoko arčiau ir tyliai paklausė. Donai, kva, ar čia mano lelijos? Donas susigėdęs nuleido akis žemyn. Taip, aš jas atsinešiau. Mano dumblyniai taip pilka ir niūru. Norėjau daugiau spalvų ir grožio. Valytė pagalvojo ir švelniai tarė. Džiaugiuosi, kva, kad sumaniai papuošti savo dumblynę. Čia tikrai trūksta spalvų. Ji žengė arčiau ir tęsė. Bet lelijos, kva, mano, ryte jų neradusi labai nustebau, viskas atrodė kitaip nei prastai, kva. Donas pakėlė akis, kupinas nuoširdumo. Atsiprašau, Valyte, aš nemaniau, kad tai sukels tiek rūpesčio. Valytė linktelėjo ir patikino Doną, kad būtų mielai pasidalinusi lelijomis, tai reikėjo paprašyti.
Ji pridūrė, kad kartu papuošti dumblynę būtų buvę net smagiau. Dono veide atsirado šilta šypsena. Jis jautėsi suprastas ir priimtas. Jie nutarė kartu įnešti spalvų į Dono namus ir kibo į darbus. Rinko šviesius vandens augalus, gražias kriauklės, lengvus pienių pūkus. Netrukus pilka dumblynė sužaliavo, pašviesėjo ir tapo jaukesnė nei įprastai. Va, kaip gražu, nudžiugo varlytė. Donas spindėjo iš laimės. Galiausiai jie kartu grąžino lelijas atgal į valytės balą. Ji vėl tapo tokia, kokia turi būti – šviesi, žydinti ir gyva. Vakare valytė žiūrėjo į savo lelijas ir šyptelėjo. Jei kažko nori, visada geriausiai paprašyti.